ne viskas yra Dievo valia. Kas sako? Dievas nori matyti žmogų kenčiantį. Jis nori jį matyti laimingą. Tai Dievo valia yra žmogui būti laimingu, kad jisai. O ne tai, kad mes nurašome, kai jisai skausmuose ar dar kažką. Tu turi ateiti. Tu turi ateiti to žmogaus skausmą. Padėti jam. O ne pasakyti, tai čia tau taip reikia, tokia Dievo valia. Taip sakė tam rausuoturiam. Jėzus pasakė, nenoriu tavo skausmo, noriu, eik ir džiaugis. Taigi tikrai gražaus sekmadienio linkiu. Ir primenu, kad vyksta ta akcija Kėdė Berdis, kad šventos mišios rytoj yra 12 valandą. Šiandieną dar mumis pasveikins nuo savivaldybės, miesto tarybos narys, palinkės vasario 16 progą po palaiminimo. Vasario 17 dieną švęsime užgavėnes ir trečiadienį jau 18 dieną pradėsime gavėnios kelionę. Ir per šitą, va taip ėmiau dabar sugalvojau, kad per šitą gavėnios kelionę, anąkart neatsimenu, kad mąstėm jau tiksliai per Adventą mąstėm apie savo vaikystę. O čia dabar pamastykime, ką išlaikiau Dievo valia galbūt, kur jos nebuvo visiškai. Kad mes per šitą peržvelgtume. Ar tikrai aš visur, kur pasakau Dievo valia, yra Dievo valia. Šitos 7 savaitės lai būna šitam skirti. Taigi pasimatymo rytoj. O dabar po palaiminimo pakviesime turbūt patį, aš kaip vadinu, patį kukliausią tarybos tarnarį, kurio taip kilus visai su jo taip gražiai bendram ir švento rašto grupelės ir jis nuo miesto paskatins, tikrai pasveikins visus su vasario 16, nes rytoj negalės dalyvauti priešingybėje. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Te palaimina jus visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Amen. Te leidė jus viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.